Nu ką, važiuojam. Nuostabus oras. Mačiau, kad bus kelios dienos šaltesnės, bet oras labai geras. Ačiū. Žiauriai patinka man toks oras, kai saulytės daug, kai šyla. Nu, manau, visiems patinka, visi pasiilga jau po žiemos, bet man tai visą laiką galėtų būti šilta. O nelabai daug galiu pasimėgoti šito dalyku su malonumu. Nes mes, kaip žinia, šeštadienį uždarėm barą. Buvo fainas uždarimas, toks, koks ir turėtų būti, taip kaip ir turėtų barai užsidaryti. Smagiai, gerai, ilgai. Ir sekmadienį nepatikėsim, mes jau buvom bare ir krovėm daiktus į dėžes. Tai ne visa šeima, bet 3 atvarėm ir 3 tą dalyką pasirūpinom. Tai jeigu galvoju, kad per dieną įsikrausim, tai ne. Šiandien yra penktadienis ir aš penktadienį dar nebaigiau kraustytis. Tai reiškia, šiandien lygiai 7 diena, kai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro aš krausiuosi. Tai krovėm į dėžes, tada vežiau dalį į barą, į kitą barą vežiau, tada dalį vežiau į sandėlį, dalį namo, į molėtus dariau 2 reisus ir dar ne viskas tilpo, tai molėtus važiuosiu dar kartą, bet jau dabar važiuosiu mėnesio gale, kada parsivešiu terasą, bus vienas važiavimas. Tai vėl viskas sandėlį nuvežti, iškraut, po to vėl pasikraut vėl. Ir teoriškai vakar galėjau viską baigti, pavaręs gerai, taip ant ribos, bet sugedo autobusiukas man. Labai juokingai gavosi. Važiavau namo ir galvojau, užvažiuosiu, pasiimsiu ratus iš serviso, nes keitė ratus ir aš dažniausiai su autobusiuku vežioju, nekraunu į paprastą mašiną. Susikroviau ratus ir nebeužsiveda. Sugedo spynelė, kurią keitė prieš porą savaičių kažkur turbūt. Tai iš to nesąmonės, kad sugedo, bet sugedo štai servise. Tai niekur varyti nereikėjo. Palikau ir po poros valandų pasiėmiau, tai iš karto tvarkė, bet pasirodo, tos spynelės ten labai pigios yra ir brangių normalių nėra jų tiesiog pirkti, tai šitą gal ilgiau. Įsivaizduokit, kiek kainuoja spynelė, žinote. Ta, kur buvo, kainuoja 3 eurus, o kur dabar įstatė 6 eurus. Tai čia 2 variantai, kaip supratau, kurie yra tik tai. Žodžiu, man 2 valandas iškrito, o kadangi dar yra ir vaikai, tai aš negaliu tiesiog 2 valandom ilgiau vakare padirbti, aš turiu pasiimti vaikus iš mokyklos, vežti namo, arba dar į kitą būrelį, tai netilpau į laiką. Nuvariau dar į varą, bet jau matau, nebetelpau, ne visiškai. Tai kažkaip nusikėlė penktadienį. Penktadienį buvau Kaune, dabar iš Kauno grįžinėjau. Nuvežiau alaus į Vingių Dubingių. Tai bus ir mano Frankinas, ir mano Nida bus. Tikiuosi, kad pajungs greitai, tai bus labai fainai. Jeigu ragausi, pragaukit. Čia nauji virimai iš Lenkijos, kur jau Lenkijoje, kur viriau. Įdomu bus nuomonė, jeigu paragausit, parašysit, pasakykit. Parašykit, tiksliau man, jeigu paragausite. Nu va, o iš tokių įdomesnių kai krausiasi įdomumo nedaug yra. Tiesiog kažkurį vakar atsisėdau, jaučiu, visiškai viskas, nebenoriu daugiau. Tai va, dar porą dienų susikaupęs varau nuo ankstyvo ryto iki vakaro. Šitas toksai kraustymas, kas kada nors yra kraustysis, ar iš namų į namus, ar iš kokio nors ofiso į kitą ofisą, turbūt žino, kad jeigu patys kraustysis, kiek daug daiktų susikaupia ir kiek daug visko reikia vežti, krauti, nešti, daryti. Ir jeigu jūsų daug, tai greitai viskas, jeigu jūsų nedaug, tai lėtai. Tai mes vieną dieną 3, po to 2 su Raimonda dalį, o po to, kas sunkiausia ir didžiausia, tai jau man vienam liko. Nuvežiau į Trakų barą fotelius, kas yra buvo Bilaikė, tai matė, ten gale antroji salėje buvo kampas, 2 maži staliukai ir foteliai buvo minkšti. Tai nuvežiau į Trakus, sustatėm po laiptais, padariau naują staliuką, grinai po laiptais. Žiauriai fainai gavos, labai gražiai atrodo. Jeigu turit kepurėlį, atneškite į barą, tokių va, kaip šitą, ir kitokių kepurių galite, bet tokių ypatingai reikia. Aš noriu tos laiptus visus nukabinti kepurėlėmis,
Tai jeigu turit bet kokią kepurėlę, jūs pasenusią, naują, kurios tik negaila, atneškite. Palikite bare, o aš pakabinsiu ant laiptų. Labai juokingai dabar atrodo, kai yra Šimonytė ir Landsbergis dvi pakabintos šalia. Ir kai kabinau, taip juokingai, nes valdžioj buvo, o dabar jų nėra ir atrodo tokia kaip Landsbergis iš vis politikas išėjo lyg ir toks, aktyvios politikos. Tai labai juokingai atrodo tos kepurės dabar. Bet aš jas paliksiu tokį kabą. Tai grįžtant, sudėjau pirmam aukšte vietoj kėdžių fotelius, kėdės į antrą aukštą užkėliau, ten prie staliuko daugiau pastačiau. Žiūri, kitai atrodo, daug jaukiau. Ateini, toks kažkaip tikrai, atrodo, nedidelis pakeitimas, bet belia kaip jaukiau pasidarė. Ir kas dar liko paveiksliukų šiek tiek pakabinti, kurių negaliu nepakabinti. Tai reiškia, jie dar iš Jasinskio atkeliaus buvusio baro, keliavo dalis į Belaiką, dalis Trakus, o dabar viskas Trakuose bus. Tai jie turi kabėti dėl to, kad jie yra istorijos dalis mūsų. Tai dalį perkabinsiu paveiksliukų, tada yra telikas, pakabinsiu teliką. Vieną buvo mūsų teliką padovanoja ir dabar atsiėmė. Tai čia viskas normalu, tai kad nebūtų atsiėmė, jeigu nebūtumėm uždarinėję barą, tiesiog taip sutapo žmonėms. Sako, jeigu tau nebereikia, mes gal galėtume tą teliką pasiimti vėl atgal. Sako, aišku, laisvai. Tai labai ačiū Liutaurus Jurga, kad jie tikrai padovanojo daiktų ir pasinaudojęs televizorius grįžo atgal. Pas šeimininkus, o kitas liko, tai pakabinsime mes virš baro Trakuose. Nežinau, ten ideali vieta, bet tikrai kitos vietos nėra ir ten aš pagalvoju, kad visai smagu bus. Ir meniu matys, ar rungtynės rodės galima bus įjungti, manau, kad ten gera vieta visai gausis. Tai vat, kitai savaitei čia darbai. O kitą savaitę turiu vėl ne visą pilną. Labai norėčiau šeštadienį, sekmadienį nieko nedaryti, bet net taip nesigaus turbūt. Labai daug prie kompo darbų prisikupė, tai šeštadienį prie kompo ir turiu kiemą tvarkyti, o oras atšąla. Tai nežinau, kieme yra belė kiek reikėjo žolę iššukuoti, nepadariau, nes neturiu, tai kada barą reikia iškraustyti. Tai va, tai čia toks padėjavimai, ateikit Trakus, pasižiūrėkit, kaip salėje atrodo tie foteliukai, palaitis, kaip ta vieta atrodo. Pasakysite, parašykit, kaip jums atrodo. Dar sakau, paveiksliukų pakabinsim senų ir teliką, tai va, įdomus. Tai vėl teliką pakabinti reikia prie sienos prigręžti, pakabinti laikiklius, tada reikia atvesti laidą, nes per Wi-Fi irgi veikia, bet stabiliau veikia per laidą, tai nuo routerio dar laidą reikės prikalti, atvesti. Ir turėsim teliką su internetu su viskuo. Manau, kad bus viskas labai faina. Ir koncentracija į vieną barą. Juokinga, bet norėčiau turėti jau kitą barą. Neturėsiu, nes ten nėra už ką, bet kažkaip jau toks vieno lyg ir mažoka. Šitas baras toks kažkaip Trakų labai mielas man širdžiai, labai artimas ir toks. Aš labai tikiuosi, kad jisai bus visą laiką pilnas, anksčiau ir vėliau. Tai dabar tik tai kai kuriom dienom būna pilnas, o norisi, kad visą laiką būtų pilnas. Gal taip ir nutiks. Matysim. Tai va, ta savaitė tokia praėjo, atrodo lyg ir apie nieką, bet to pačiu lyg ir daug visko. Daug daiktų, daug dalykų, visokiausių. Ir pirmadienį, ką aš darysiu vieną įdomų žiaurį dalyką, papasakosiu. Aš susitariau kažkada savo kolabą daryti su Labiečiu. Tai reiškia, ką reiškia savo, norėjau su Bilaiku ženklu padaryti kolabą ir norėjau Bregoto, reiškia valaus ir medaus hybrido, nes labai norėjau medų pamatyti aluje. Ir ten buvo keli variantai, žodžiu, mes tam tarėmės ir galutinį variantą apsistojom ties tuo, kad nedarysim kartaus, darysim labai lengvą. Turėtų būti apie 4,5 stiprumo, ekstra šviesus, reiškia, naudosim super šviesų salyklą. Turėtų būti medaus nato, šiek tiek gal meliono, tokio gražių švelnių vaisių ir turi būti nelabai kartus. Žiūrėsim, kaip gausim, manau, kad turėtų būti labai gerai, nes Labietis tikrai gerai dirba su medumi. Ir Bregotų jie daug pridarė ir labai fainų. Tai va, tai važiuosiu į Rygą. Bet įdomiausia dalis ta, kad aš tariausi kaip pats daryti kolabą, po to sugalvojau, kad ne pats darysiu, o padėsiu tą dalyką padaryti Biriamborams.
yra Birembor bravoras, kas nežino, tai jie visaginiečiai. Super bravoras padarytas. Tai reiškia, kad nei vienas krafteris net arti nėra labai to, ką jie turi, jie ten sudėję resursų ir galimybių turi kosminis kiekis. Tai žiūrėsim, kaip seksis, šiek tiek jiem susitarim, kad jiem padėsiu, tam tikrus dalykus tvarkyti, papasakosiu apie tai detaliau kitą kartą. Bet vat, pirmas projektas, kurį jiem padedu, tai vat, bus pirmas jų kolabas, bus su Labiečiu. Tai po gero mėnesio turėsim Birembor ir Labiečio kolabą, kviesiu ragauti, aišku, ir pas mus bare bus tikrai. Ir bus mieste pilno, nes Biremborai plačiai dirba, daug barų turi, tai viso Lietuvoje bus tikrai, aš manau, paims ir Vingi Dubingių į Kauną, ir Skardas gal dar plačiau paims, bet ir Vilniuje daugiau, kur bus daug barų. Aš manau, kad privešim to alaus ir žiūrėsim, aš kažkaip labai laukiu. Kolabai patys tokie įdomiausi, tai pirmanį važiuojam į Rygą, jie prie pat Rygos yra, Labietis. Tai važiuojam į Rygą ir darom kolabą. Apsimeluosiu vėl turbūt, kad prifotografuosiu, prifilmuosiu, bet labai pasitengsiu. Bandysiu pasikrauti kamerą ir viską, kad tik tai pavyktų tai padaryti. Tai papasakokit, ar norėtumėt, su kuo dar norėtumėt kolabą, kad Biremborai padarytų, aš pabandysiu pramušti, jeigu pavyks. Aišku, jūs prisvaigsit dabar tai kokį nors kosminį. Bet padarysim dar ne vieną šiemet, dar kelis tikrai.